Trečia vieta tokiam aplošti dopę, kurio nelabai mėgėjas. Kaip viskas įvyko? Nu, iš tikrųjų, visą dieną galinėjame sudėjus Gezečią, tai sekundė tenai, tai 2 sekundės pralašėm, tai paskui vėl pralašėm, paskui vėl atlašėm ir mes į pabaigą pradėjom jį vytis po sekundę, po kelias ir iki miestinio greičio ruožo liko 0,6 ir gal mes užsimotivavom labai šiame ralyje, kai sakyt, pakėlėm dumblą, atsiminėm, kaip reikia važiuoti ir iš tikrųjų labai mechanikai puikiai parašė automobilį miestui, tai ačiū jiems, automobilis labai gerai klausė ir ką aš dariau, jis viską darė, tai reikėjo tik tai jį atvežti į finišą, ką mes ir padarėm. Žvyriniai dopai, daug kentėjo automobilis antrų kartų važiuojant? Iš tikrųjų jo buvo ir proveržų, ir akmenų ir galvojau, kad kelis kartus pramušėm ratus, tai sudėtingas ralis ir ne ką lengvesnis negu prieš mėnesį buvo Rokiškyje, tai šį kartą tik tiek, kad mus lydėjo sėkmė, kažkam nepasisekė, bet galbūt mums truputį sekėsi labiau, tai žiauriai noriu padėkoti visiems fanams, visiems ir mechanikams, ir visiems ir organizatoriams už tą puikų ralį ir nuotaiką šiandien superinė pas mus.